Utelės vlogė būsi. Reikia naujas Utelės intro padaryti. O šitas, esi tik to, tą YouTube, kaip man paprašau, kad eitų. Kas tu čia ant barzdos? Bentas baigius. Tai va, sveiki visi, vėl randuosi garaže. Nu, šį kartą nesu kažkokiais pakeitimais, nors iš tikrųjų, ką dėsiu dar. Vėliau dėsiu į mopedą tokias švieselės įdomesnės. O dabar, ką darysiu, tai susitvarkyti reiks man biškį, čia problemų atsitiko. Tiko tokia, kad nesikuria biškį, važiuojant už jasą man. Va, jisai... Na, dirbti jisai nori, blėt. Iškart, puch. Tai aš ten ant vietos daug nepasidariau aišku, kai man už jasą, bet aš manau, nu čia gal koks 9 procentų, kad čia lepeštokai. Jeigu ne lepeštokai, tada tai realiai nelabai žinau, kas gali būti dar. Bet pirmą žiūrėsiu jos iš tikrųjų. Ir aš galvoju, kad man būtų protingai įsiimti bagažinę visų pirma, nes labai daug prieigos gausiu iš tikrųjų. Bet kad man nusiimti bagažinę, čia daug plastikų, reikia nuiminėt. Nu bet ne, bagažinę tai tikrai nuiminės, nes man čia nors blėt galvoju ir verkti. Nu jo, verta, gerai. Nusiimsiu bagažinę ir tada pašnekėsiu dar kažką. Tai va, sugalvojau, kad man neapsimoka numinėt bagažinės. Nu tas neapsimoka, tai aš labai tingiu iš tikrųjų, tai... Blėt, muziką labai garsiu. Tas neapsimoka, tai kad tiesiog žiaur tingiu aš numinėt bagažinę dėl lepeštokom. Iš tikrųjų, man visų pirma čia pasitikrinti viską reikia. Aišku, kas nepatyrė čia šitose vietose, tai nepatarčiau taip nenuminėt, geriau nusimti viską tvarkingai. Žinau, to pačiu karbu įsikontuosiu. Iš tikrųjų, čia opa. Karbas. Nusisuksiu šitą, parodysiu paskui, ką aš darysiu. Tai yra dėl ko taip darau. Dabar man reikia pasipti šešiakampį. Pasiėmiau tokius, pažiūrėsiu, kaip man ten su priėjimu bus. Bet šiaip vis aš esu jau taip, nu, yra man tekę jau taip žaist nesąmoningai. Iš tikrųjų, kankinimas čia labai, bet. O video gale sužinosit, ar man apsimokėjo ar neapsimokėjo taip daryt. Nu, ar apsimokėjo nenuminėt visko čia. Nu, turbūt dabar, vat, parašysiu iš tikrųjų, ar apsimoka taip ar ne. Aš grįšiu, kai jau visus atsuksiu. Nežinau, ar čia video girdėsis, bet girdžiu, kažkas atvažiuoja. Ir įspėjimus darau, kad čia Roksas. Man atrodos. Roksas. O jetau. Blet, negerai skamba. Kas? Ne, tipo reguliavimas kalbu. Apie reguliavimą kalbu. Nu, tipo burbuliukas. Jo. Nu, tai BBZ dar. Dabar tik atsukinėjai. Nu, blet, kas čia gali būt dar? Kas čia gali būt realiai? Gali būt kompresijos nebuvimas, kas negerai. Nes man užsikuria, tik tas, kad jisai nereaguoja. Nu, arba su kuru čia šiaip problemas labiau bus. Nors blėt kažčia. Nes man užpila blėt. Nu, tai net su kompresija realiai. Jeigu nelepia štokai. O kurvas suskilus net man tarpinė. Nu, senim, kurva. Moment of truth. Moment of truth. O, suka. O, blėt.
Blia, čia dar normaliai, tai. Vienas biški kažkur dingo. Įlindas. Ne, senė, karmo plūdė. Aš manau. Tai aš iškart žinau, kad tipo realiai lepaštoka, bet... Slaudžiu. Grūzas tame, kad man tik vienas lūžo, ble. Nebent būtų džiauris zabys, jeigu rašiau antrą kokį. Blet, nes aš galvoju, na kart, man atrodo, man tik vienas gal parėjo. Ar abudu, aš neatsimenu. Tai va, žodžiu, atsidariau lepaštoką radau. Čia kažkokius du turėjau tokius pačius, bet čia... Nu, kažkokio kitokio, nežinau, namelio, tai man šitai netinka. Bet čia buvo mano senas, su kuriais pirkau mopedą lepaštokai. Tai va, kaip tik viskas gerai yra su jais. Tai va, bus tai va. Labai gerai, net nereiks nieko naujo pirkti, tiesiog atgal sudėt. Tai va. Šitas eis kročiai, tik tą, blėt, TikToką. YouTube. YouTube. Dar žemiau tik,